kitą dieną, naują dieną. Mes vis dar Suomijoje ir važiuojam čia visai netoli į Parolos tankų muziejų, kaip ir planavom. Ten praleisim turbūt pusę dienos. Tai ką pamatysim, tą ir pamatysim. Po to jau planuojam vėlai vakare būt Estijoje. Dar ten įsimesim keletą šarvų gal. Nu va, tokia bus produktyvi, efektinga mūsų 2 dienų kelionė į šiaurę. Jau tikrai artėjam prie muziejaus. Leopardas gražuolis stovi. Čia taip pasitinka jisai smagiai prie greitkelio. Reiškia, papuoliam ten, kur reikia. Ką? Tai perlips per upę. Kaip M5. Bet ratai tokie gražus, ne taip, kad, žinai, pagamino bet kokį gražaus lienio. Atvykom į muziejų, jau matau bus smagu. Žiūrėk, koks žvėris čia. Išmetimas, žiūrėk, įdomu, ne? Tai čia galim pamatuoti troso storis. Kai bus klausimų tokių, nuo ko trosas, tai dabar jau visi žinos. Ir ilgis metras 2. 3,5 ilgio trosas. Tai 55. Originaliai va, uždėtas. Aišku, tos konstrukcijos persikelimui aliuminės, nes kitaip tai būtų per sunkiu. Komet. Antrą pasaulinį 23 tonas. O palauk, kaip čia parašyta gamybos metai. Čia bus 43 arba 4. Kome? Stambus. Jo testavo ir dėl to. Svirtį. Galingos, žinai, galiu pasakyti, važiuoklės svirtys tokio masyvumo kaip mūsų. Dar stambesnės už 54. Čia tas, ant kurio, žinai, galim lipti. Visas va nešipinėtas. Iki 102 šarvai. Milimetrų. Šiek neplokštai. Taip, kažkiek vikšrai iš išorės tai vokiškus panašus, bet va ketera tai tokia visiškai unikali. Keistos formos. Gale varomasis ratas. Testavo ir padegė. Palaikomieji tokie platus, dvigubi. Įdomu. Žiūrėk, kaip čia savotiškai labai. Šiaip ir visai vadovai. Tai čia vairuotoja gaunas. Jo, vairuotojas. Dešinėje vairuotojas,
Vairuotojo liukas labai originalus. Saugiai visai. Variklis benzininis, pabūklas 77 mm, 2 kulkosvaidžiai, greitis 50, V12, 600 arklių. Vidutinis tankelis. Taip. Suomių armijai, žodžiu, buvo naudojamas, nupirko iš anglų. O, tai ką, galima ir taip į vidų? Duok tai jam biškį viduj. Kasparai, im pažiūrėsi ką gero. O čia. Stipriai. Ai, konstrukcija kaip matai, žiūrėk. Plokštelio viduj čia. Pabūklas. Kai pas vokietį, žiūrėk, tripleksai, vado bokštelį visur. Taip. Kulkosvaidininko irgi. Palaikomasis vienas viduj, gal šitas ir nereikalingas? Ja. O, čia iš vado vaizdo. Ir vikšliai žiūrėk nupirkėsi biškį kamyrą. Tai gal jie nereikalingi? Gabaliukas. Matai apačią? Ai, nematai. Bet kilpelė kentimui, žinai, jau žlingesnė mažesnis. Tai gal netenkim. Viršai sudegė. Kažkokios sėdinių gal dėžės. Ten irgi. Čia po to jam darūt bokštelis ir tas elektros variklis. O užkibo jinai. Mažiukas. Nu ką, normaliai viską. Gerai, kad yra dalių, va, kaip suvenyram. Tuom ir baigiam. Stiprus tas. Gerai, atrado. Dalios kaip suvenyrą. Gavo malką.